Labas, Jūratė. Labukas. Ko tokia nuliūdusi? Juk gimtadienis. Gimtadienis. Ko čia džiūgauti? Tomas pasimetęs. Tomas pasimetęs. Dieve, ir tu nieko nesiimi. O ką aš galiu padaryti? Su tėvais atkalbėjai. Na taip sakiau, bet ir jie tik galvą kraipė. Policija, skambinai. Ką, Rokai, ką jinai padėjęs? Teisi, nei policija, į paieškų tarnybą turim kreiptis. Žmogus juk dingo, čia ne juokai. Rokai, policija, paieškų tarnyba, ką tu čia šneki? Patys turim jam padėti. Taip, tu teisi. Skambink visiems pažįstamiem ir lėkiam jau ieškoti. O tai kam jau ieškoti? Jis savo ramiai kambarį sėdi. Kaip tai sėdi? Juk sakė, kad jis pasimetęs. Na taip, visiškai pasimetęs. Jis nežino, kaip reikės tą betą iš fizikos įsitaisyti. O dar ir tėvai iširsta, sakė, jau penktadienį niekur neišleis. Taigi jis nepasimetęs, o sutrikęs. Tai čia nieko baisaus. Čiumpam fizikos vadovėlius ir padėsim jam mokytis. Mano gimtadienis ir mes eisim padėti mano broliui mokytis? Na taip, nepyka. Pasimetęs, taip ir infarktą galima įvaryti. O aš jau maniau, kad Tomas pradingo. Visai nieko vaikinas buvo.